Sveiki, čia Strėlė TV ir Šaudymo iš lanko centras. Mūsų darbuotojai nuolat susiduria su klausimais, kokį lanką, kokią įrangą turėtų pasirinkti naujai pradedantis lankininkas, susidomėjęs šio sporto ir laisvalaikio praleidimo šaka. Nutarėme sukurti laidą, kurioje atsakysime visus jūsų rūpimus klausimus, papasakosime, kuo skiriasi įvairios lankų grupės, kuo viena pranašesnė už kitą, ką gali viena lankų komplektacija, kur naudojama kita ir atsakysim patys svarbiausią jums rūpimą klausimą, kokį lanką turėtumėte pasirinkti jūs. Turite suprasti vieną dalyką. Pirmiausia, jūs turite išsirinkti jums patinkančią lankų grupę, apie tai yra šios dienos laida, tik po to mes galime kalbėti apie konkrečios grupės modelių skirtumus, jų ypatybės ir svarbiausia, tinkamumą konkrečiam žmogui. Užbėgdami už akių, prieš pradedant pristatinėti rimtesnių lankų grupės, norėtume papasakoti apie lankus, kurių nepriskirtume ne prie vienos iš pristatinėjimų grupių. Jie yra skirti vaikams, žaidimams, o ne rimtesniam mokymui šaudyti. Tai yra žaislinio lygio inventorius, kuris dėl savo gamybos medžiagų, dėl savo dydžio ir pajėgumų nesuteiks jums galimybės užsiiminėti rimtesnių sportų ar pasiekti geresnių rezultatų. Lankų grupių skirstimų yra įvairių ir ne vienas iš jų negali būti pavadintas teisingiausiu, ne vienas iš jų negali būti pavadintas klaidingu. Mes esame įpratę lankus skirstyti į 4 pagrindinės grupės. Tai istoriniai lankai, ilgieji lankai, lenktieji lankai ir skremuliniai lankai. Supraskite vieną dalyką. Kiekviena iš šių lankų grupių skirstosi į daugybę savo šeimos porūšių. Kiekvieną iš jų mes aptarsime laidos eigoje, tai jums turėtų padėti atsakyti į pradinėme jūsų šaudymo iš lanko etape kylančius klausimus ir padėti išsirinkti jums labiausiai patinkančią lankų grupę. Pirmiausia, pradėkime nuo pačio egzotiškiausio lankų tipo, tai istoriniai lankai. Istorinis lankas tai istorinį, archeologinį ar rašytinį pagrindą turintis šiandien pagamintas lankas ir likęs inventorius. Tai be galo plati tema, šokinėjanti tiek per įvairius istorijos laikotarpius, tiek per viso pasaulio geografiją. Populiariausi šiandienos lankininkų naudojami istoriniai lankai yra azijinis lenktasis lankas ir angliško tipo ilgasis lankas, vadinamasis longbow. Turite suprasti vieną dalyką, kad istoriniai lankai yra pagal istorinę patirtį ir technologiją padaryti tų laikų įrangos kopijas. Galima išskirti 2 tipus. Pirmiausia, tiksli, naudojant senovinę technologiją ir medžiagas pagaminto lanko kopiją arba vizualinė jo kopija, naudojant šiandieninę įrangą ir medžiagas. Istoriniai lankai pagaminti naudojant autentiškas medžiagas ir technologiją yra be galo brangus ir netokie patikimi. Tuo tarpu, naudojant šiuolaikinės medžiagas ir gamybos techniką, pagamintos vizualinės istorinių lankų kopijos yra gerokai patikimesnės ir pigesnės. Autentiškai pagamintus istorinius lankus dažniausiai naudoja istorinės rekonstrukcijos mėgėjai, eiliniai lankininkai šiandien dažniausiai šaudo kopijomis. Šaudyti tokiais lankais yra sunku. Tai pakankamai primityvus daiktas, su juo kartu naudojama likusi primityvi įranga, dažniausiai medinės strėlės, istoriškai pagrįstas odinis inventorius. Tokių lankų entuziastai dažnai dalyvauja istorinėse šventėse, mūšių inscenizacijose, dalis iš jų šaudo nuo žirgo. Yra dar viena lankų rūšis, kurią galima priskirti prie istorinių lankų ir šaudymo stiliaus. Tai japoniškasis kyudo. Tradicinis šios šalies šaudymo būdas, apjungiantis visus rytų kovos menams būdingus dvasinius, ritualinius ir psichologinius elementus. Arčiausiai aptartosios istorinių lankų grupės eina kita mūsų temos dalis – ilgieji lankai. Nesusimaišykite. Ilgųjų lankų mes galime rasti ir jau aptartųjų istorinių lankų grupėje. Tai istorinis lankas, angliškasis longbow. Tačiau tai, ką mes šiandien išskiriame į atskirą ilgųjų lankų grupę, yra šiandieninėmis medžiagomis bei technologijomis gaminami bei šiandienos šaudymui ir sportui pritaikyti ilgieji lankai.
Vizualiai tokie lankai primena istorinius savo protėvius ir kartais yra vadinami modern longbow, kas yra pakankamai tikslu, leidžiant juos atskirti nuo istorinių jų atitikmenų. Pagrindinis jų skirtumas – atsiradusi lanko aikštelė, ant kurios guldama strėlė. Šis istoriškai beveik neegzistavęs dalykas palengvina strėlės kontaktą su lanku atliekant šūvį. Strėlė guldama nebe ant rankos, o ant vienokios ar kitokios aikštelės. Dažniausiai šaudoma medinėmis strėlėmis su natūraliomis plunksnomis, nors tai ir nėra privaloma. Tam tikrų reglamentų laikomasi tik dalyvaujant varžybose. Šaudant tokiu lanku yra būtina rinkti strėles su natūraliomis plunksnomis, kurios geba praskristi pro aikštelę ir nepadaryti korekcijos strėlės skrydžiui. Naudojant sintetinius sparnelius, strėlė skrisdama kertasi į lanko korpusą ir šiek tiek pakoreguoja savo skrydžio trajektoriją. Ilgasis lankas, kaip byloja ir jo pavadinimas, pirmiausia yra ilgas, tačiau tai apibūdinama daugiau jo forma, o ne centimetrais matuojamas ilgis. Jis gali būti ir trumpas, ir ilgas. Vis tiek, tai yra tas pats ilgasis lankas, tik pritaikytas žemiem žmonėm, aukštiem žmonėm, vaikam. Kaip ir istorinius lankus, ilguosius lankus renkasi žmonės, kurie nori patirti natūralų šaudimo iš lanko jausmą. Primityvus lankas, kurį sudaro medinis ir šiandien jau beveik visada laminatu padengtas korpusas, kelios smulkmenos ant aikštelės bei templė. Tai viskas, ko jam reikia. Toks būtų trumpas ilgųjų lankų arba vadinamųjų longbow pristatymas. Kita lankų grupė, kurią jums norime pristatyti – lenktieji lankai. Šiek tiek grįžkime prie istorinių lankų grupės ir prisiminkime šiuos azijinius raitelių lankus. Jų forma taip pat leidžia juos vadinti lenktaisiais, tačiau įprasta, jog lenktuoju lanku, angliškai recurve bow, šiandieninis pasaulis vadina šiandien gamintus, šiandieninėse sporto rungtyse, pramogose, kartais ir medžioklėse naudojamus tokius lankus. Lenktieji lankai taip pat skirstomi į keletas atskirų grupių. Pirmiausia, tai vientisi, monolitiniai, neišrenkami lankai bei ilgieji lankai, kuriuos eina išrinkti. Sudedamas lenktasis lankas turi visą eilę pranašumų prieš nesudedamą. Jis yra kompaktiškas, lengvai transportuojamas. Sudedamojo lenktojo lanko konstrukcija leidžia pakeisti jo dalis arba pritvirtinti prie jo papildomus priedus. Nesudedami lenktieji lankai pasirenkami dėl gamyboje naudojamų medžio, paprastumo bei tradicinės jų išvaizdos. Lenktuoju lanku jūs galite šaudyti ant jo esant minimaliam kiekiui privalomų priedų. Reikalingas lankas, templė, aikštelė, strėlės, lankininkų reikalingos apsaugos. Prie tokio lanko dažniausiai naudojamos anglies pluošto arba aliumininės strėlės. Tai leidžia varžybose dalyvaujančių lankų reglamentas, o ir rezultatas naudojant tokias strėlės dažnai būna geresnis. Visgi, niekas nedraudžia jums naudoti ir medinių strėlių. Tai jūsų pasirinkimas. Viską susumavus, išskirkime atskirą lenktųjų lankų pogrupį vadinamą plikuoju lanku. Angliškas terminas barebow. Tiksliau būtų sakyti, jog tai ne įrangos klausimas, o jūsų pasirinkimo naudotis lenktuoju lanku be papildomų taikytis padedančių priedų. Tokie priedai ant pliko lanko taip pat naudojami. Dedami įvairūs stabilizatoriai, garso slopintuvai, naudojami modernus templės palydėjai. Tokiu lanku šaudo daugybė žmonių visame pasaulyje. Tai leidžia naudoti šiandieninėmis technologijomis gamintais lankais, tačiau šaudyti, arba tiksliau reikėtų akcentuoti taikytis, naudojant vien savus įgūdžius, instinktus ir praktiką. Tai, ko gero, vienas populiaresnių pasirinkimų lankininkų pasaulyje. Dažno lankininko kelio pradžia, o kartu ir aukšto lygio šaulių varžymosi būdas. Galiausiai lenktasis lankas išsivysto iki lankininkystės formulės 1. Kalbame apie olimpinę šaudimo discipliną ir olimpinį lanką. Tai jau tikriausias sportas, reikalaujantis nuolatinių treniruočių, pagalbos bei trenerių. Toks lankas – tai darbas, sudėtinga ir labai tiksli šaudimo technika, mažai vietos improvizacijai ir dažniausiai monotoniškas šaudimas į tą patį taikinį metų metus. Jeigu tai ne jums, turbūt rinkitės kitos rūšies lanką. Visgi, jeigu planuojate užsiimti sportinę lankininkystę ir turite slaptą svajonę užsikabinti olimpinį auksą, rinkitės olimpinį lanką.
Paskutinė, ketvirtoji mūsų pristatomų lankų grupė yra aukščiausias lankų pramonės išsivystymo taškas šiandien – skremulinis lankas. Norime pabrėžti, jog kalbant apie šią ar apie visas likusias lankų grupės, tai nėra kiekvieno lankininko siekiamybė ir svajonė, kurią riboja tik kaina. Vieni lankininkai renkasi tradicinius lankus, kiti skremulinius. Tai tik jūsų pasirinkimo ir skonių klausimas. Tai modernūs įrenginiai, kurių įvairiausiai veikiantis skremulių, templės ir kabelių sistema leidžia lengviau įtempti didžiulės galios lanką bei lengvai laikyti jį įtemptą tol, kol taikotės. Išvystomas didžiulis greitis, lengvai suvaldoma galia. Pabrėžiu, tai ne skremuliniai lankai yra stiprus, o jų veikimo principas leidžia tą galią lengviau suvaldyti. Teoriškai, paprastas lankas gali būti 10 kartų stipresnis už stipriausią skremulinį lanką. Tiesiog pirmo jūs neįtempsite, o antrasis, veikiant tam tikriem mechaniniam ir fizikiniam dėsniam, įtempiamas lengviau, taikytis ir šaudyti juo yra lengva. Skremuliniai lankai beveik visada yra naudojami su eile tam pritaikytų priedų, be kurių skremulinis lankas praranda savo techninį pranašumą prieš likusias lankų klases. Yra būtina naudoti vienos ar kitokios rūšies aikšteles, ant kurių guldoma strėlė ir vykdoma šūvis, naudojami taikikliai, stabilizavimo sistema, šūvis daromas naudojant specialius paleidėjus. Šaudant skremuliniais lankais beveik be išimties yra naudojamos anglies pluošto arba aliumininės strėlės. Jos renkamos dėl savo savybių ir tvirtumo. Medinės strėlės jūs galite naudoti, tačiau dėl jų trapumo tai kelia pavojų tiek jum, tiek aplinkiniam. Nors skremuliniai lankai yra gana panašus ir visi naudoja panašią skremulių sistemą, juos taip pat galima skirstyti į dvi rūšis. Vienus renkasi tam tikrą sportinę discipliną šaudantis lankininkai, dažniausiai šaudantis stacionarią rungtį aikštynę. Kita rūšis – landšaftiniam šaudimui ir įvairių atstumų bei aukščio skirtumų įveikimui pritaikyti mobilesni lankai. Dažniausiai aikštės šaudime naudojami skremuliniai lankai panašus į olimpinius lankus. Tai įvairiausiais priedais apkrauti lankai naudojami vien sporte, keletoje pagrindinių ir pasaulyje pripažintų sporto disciplinų. Dažniausiai tai aikštės ir vidaus šaudimas į stacionarius taikinius. Štai tokie kompaktiški ir mobilūs skremuliniai lankai dažniausiai naudojami landšaftinio šaudimo sporto šakose bei medžioklėje. Skremulinis lankas, priešingai negu visos iki tol aptartos lankų grupės, turi fiksuotą tempimo ilgį. Tai leidžia sureguliuoti lanką vienam konkrečiam šauliui. Grupė žmonių skirtingų fizinių duomenų vienu metu tuo pačiu skremuliniu lanku nepašaudys. Taigi, apeidami įvairius egzotiškus, savadarbius, vienetinius ar dar neįsitvirtinusius lankininkų rinkoje lankus, aptarėme pagrindinės jų grupės. Žmogui reikia atsakyti į klausimą, ką jis ruošiasi daryti su būsimu pirkiniu. Ar tai vien pramoga kieme, galbūt jis nori išmokti gerai šaudyti ir tapti tikrų lankininkų bei dalyvauti varžybose. Galbūt planuojate lankų medžioti. Atsakius į šį klausimą, pradėkite rinktis jums patinkančią rūšį, kurios pliusus ir minusus išvardėjome. Tik išsirinkus rūšį galime kalbėti, kuris modelis yra geresnis ar blogesnis už kitą, kokie jų skirtumai ir taip toliau. Tik tada galima pradėti kalbėti apie jo tinkamumą konkrečiam žmogui. Pirmiausia, tai estetiniai dalykai, kaip sakykime spalva, šaudančioji ranka kairė ar dešinė, žmogaus fizinės galios, šaudys vaikas ar suaugęs žmogus, galbūt besiruošiantis tapti sportininku. Svarbus klausimas, ar tai individualus lankas, ar jo šaudys keletą žmonių, sakysime visa šeima ar draugų kompanija, kokio ūgio ir kūno sudėjimo yra būsimasis šaulys ir taip toliau. Konkretus lanko pritaikymas konkrečiam pirkėjui jau kita tema. Tai tiek. Domėkitės, klauskite ir ieškokite. Šaudykite lankais. O jeigu nepataikite, apsilankykite mūsų parduotuvėje. Ate.